Tęsiam Reelsų seriją apie Vinted. Pirmoje dalyje kalbėjome, kodėl čekiai reikalingi, antroje, ką iš tiesų reiškia tie 2,5 tūkstančio eurų, o dabar nemaloniausia dalis. Čekiai parodo tiesą. Kol nieko neskaičiuoji, atrodo, kad per mėnesį nusipirkai tik vieną palaidinę, vienus batus ir porą visiškai būtinų smulkmenėlių. Tada pradedi fotografuoti čekius, suvesti pirkinius ir paaiškėja, kad per metus spintos papildymui išleista 4 000 eurų. Po pusmečio dalis tų daiktų keliauja į Vintedą. Suknelė kainavusi 120 eurų parduodama už 15, batai kainavę 180 už 30. Ir tada ateina džiaugsmas. Šį mėnesį Vinted uždirbau 300 eurų. Neuždirbai. Tiesiog iš spintos kapinių iškasei dalį savo anksčiau palaidotų pinigų. Čekių rinkimas leidžia pamatyti, kiek iš tiesų išleidžiama drabužiams, kurie pirkiniai buvo verti savo kainos, kiek daiktų nuperkami ir beveik nenešiojami, kiek pinigų prarandama juos vėliau parduodant. Ir tada galima priimti labai paprastą finansinį sprendimą. Pirkti tiesiog mažiau, pirkti geriau ir nepaversti spintos sandėlių su pakabomis. Tikrasis finansinis raštingumas ne visada prasideda nuo ETF-ų. Kartais jis prasideda nuo labai nemalonaus pokalbio su savo batų dėžėmis. Ketvirtoje dalyje, kada Vinted jau nebėra spintos valymas, nors pardavėjas labai norėtų taip vadinti. Pasimatė.